Aš labai žaviuosi tinklinė rinkodara. Ir pasakysiu kodėl. Rinkodara, man jinai patinka. Tai yra prekės arba paslaugos pardavimas. Tinklinė rinkodara tai yra žmonių tinklas, per kurį juda kompanijos produktas. Ir tiek, kiek gali padaryti visa komanda, tiek niekada negalės padaryti vienas žmogus. Įsivaizduokit, pardavimai kokio masto vyksta per didelės žmonių grupės. Didžiulės, tarptautinės komandos. Žmonių tinklas tai yra kompanijos lojalūs partneriai, kurie naudojasi produktais. Turi privilegijas, geresnę kainą įsigyti, tuo pačiu naudodami produktus patys rekomenduoja ir kitiems ir norintis ateiti į šitą partnerystę, tampa komandos dalimi ir taip pat turi teisę tiek užsidirbti, tiek savo poreikiams naudoti šios kompanijos produktus. Bet kokiu atveju tai yra organizuojama apyvarta. Mes patys esame taip pat pirkėjai ir tie žmonės, kurie yra tiesiog klientai, taip pat jie yra pirkėjai. Organizuojant apyvartą komandiškai, šitoje vietoje prasideda verslas. Įvykdžius kompanijos marketingo plano kvalifikacijas, mes galime gauti labai gerus komisinius. Ir tuomet supranti, kad, dar kartą pakartosiu, kad komandiškai dirbti visada labiau ir apsimoka, ir yra įdomiau, negu kad vienam. Ir tu vienas niekada tiek nepadarysi, kiek drauge su komanda bendrai. Taigi tuo ir pranašingesnė yra tinklinė rinkodara ir tradiciniai pardavimai. Tad kviečiu pasinaudoti labai didelėm galimybėm veikti tinklinės rinkodaros principu.